Sveiki, su jumis vėl projektas To Be a Hero ir aš, Dainius Dzikevičius. Šiandieną mes kiek kitokioje aplinkoje, sporto papildų parduotuvėje, produktai sportui. Pakalbėsime daugiau gal apie mitybą, apie maisto papildus, kaip juos vartoti, kada vartoti, kas kam tinka gal labiau. Svarbiausia, norėčiau pasakyti, kad bendrai pradžiai, kad joks maisto papildas nepakeis mitybos. Mityba turėtų būti pirmoje eilėje, paskui eina papildai. Taip, bendrai paėmus, galima taip grubiai sakyti, papildai galima taip padalinti į masės auginimo kaip ir periodą ir metimo svorio, gal palaikymo raumens. Taip, tai ką mes dabar turime? Pradžiai gal pradėsime nuo auginimo. Pradžiai, šiaip gerai būtų, kad kai mes norime priaugti kažkokios raumens masės, kad būtų ne vien baltymas su angliavandeniais. Šiuo atveju vėlgi tinka gaineriai, tai vadinami. Vėlgi aš visą laiką žiūriu į tai, kad būtent gaineris nebūtų daug cukraus, kad vėlgi dabar yra daug gamintojų, kurie cukrų pakeičia paprasčiausiai, nors ir saldikliai gali būti, arba angliavandeniai iš avižų, iš grikių. Tai labai svarbu atkreipti, kad nebūtų cukraus didelis kiekis. Tai čia kas liečia auginimui. Toliau, ką mes turim? Prieš treniruotę, bent jau aš visą laiką vartoju pre-workoutas, tai vadinamas prieš treniruotinis gėrimas, kuris duoda energiją. Šiuo atveju gali būti exploidas. Vėlgi, kitą kartą ateini, nėra jėgų paprasčiausiai sportuoti. Išgeri prieš 20-30 minučių, duoda tokį užpompavimą raumens, jėgos duoda. Žodžiu, vėlgi tinkamas. Aišku, jisai tinkamas ir šiaip palaikant, sakysim, jėgą, masę, galima netgi ruošiantis varžybom, aš irgi taip pat vartoju, visai neblogas dalykas. Taip, toliau. BCA. Tai pagrindinės amino rūgštys. Aišku, gali būti amino rūgštys, bet šiuo atveju mes kalbame apie BCA. Tai vėlgi, galima jas vartoti prieš treniruotę. Galima vartoti po treniruotės kaip atsistatymai. Aišku, čia yra tabletės. Geriau pasisavina kapsulės, geriausiai, aišku, skystas. Taip. Kas dar? Aišku, negali, kaip sakant, jokia treniruotė, joks pasiruošimas ypač, arba jėgų, kur daugiau pareikalauja periodas, apsieiti be gliutamino, pagrindinė amino rūgštis. Tikrai svarbu išgerti. Geriama, šiaip rekomenduojama 5 gramai, 2 kartus po 5 gramus. Aš geriu ryte vakare, daug kas geria, galima ir prieš treniruotę. Kaip ir irgi, svarbu. Jėga, imuninė sistema labai stipriai pastiprina, ypač dabar ruduo. Vėlgi labai gerai būtų pastiprinti, kad nekiptų lygos. Taip, ką galima pakalbėti apie svorio metimą, gal kas nelabai nori tos masės, palaikymą gal raumens, kad neirtų. Paprasčiausi dalykai yra išrūgų baltymas, tai štai jų kaip ir čia ne vienas yra, vėlgi pasirinkimas. Čia bus auginimui. Vėlgi baltymas gali būti išrūgų, gali būti kazeinas, dabar labai populiaru beef. Kaip ir, aš labai daug dėmesio neskiriu į to. Šiaip populiariausias visą laiką kaip ir išrūgų baltymas buvo. Izoliatas gal greičiau susivirškina. Brangesnis be abejo. Vėlgi gausu amino rūgščių, kurios irgi ypač svarbu palaikymui, kadangi jeigu mes, sakysim, tokį paprasčiausią variantą ruošiamės varžybom, tai vėlgi mes mažinam angliavandenių kiekį, tai bent jau aš visą laiką padidinu baltyminį kiekį, kad vėlgi iš kažkur tai tos energijos imti, kad geriau baltymą jau naudoti energijai negu raumenį, kad
Taip, toliau. Kas čia galėtų būti? Nu va, vėlgi, prie kiekvieno, sakysim, prieš varžybas, nors nereikia ir varžybų, pavasaris, daug kas liekninasi, vėlgi, kas be ko, mityba, aišku, pirmoje eilėje, bet vėlgi visi, nu, pradedam naudoti kažkokius papildus, kaip riebalų degintojus, taip toliau. Riebalų degintojai, tai realiai visi energetikai, kurie mums duoda energiją, kad mes efektingiau dirbtumėm, daugiau kardio galėtumėm daryti, sumažinę angliavandenių kiekį. Nu, dažniausiai, bet žiūrint į šitą produktą, vėlgi, visi energetikai, guarana, kofeinas, chromas ir taip toliau. Taip. Toliau, ką mes turim? Tarp kitko, nuo to reikėjo ir pradėti. Vitaminai, pirmoje eilėje. Nesvarbu, mes auginam masę, metam svorį, juolab dabar ruduo nosies, vėlgi reikėtų vitaminus pradėti gerti nuo vidurio rugpjūčio, ne anksčiau, ne vėliau. Kadangi, nu, didžiausia klaida, kad mes vitaminus pradedam gerti, kai jau praktiškai mus užpuolė liga ir mes tada puolam ir vitaminus gerti ir viskas. Mes turime stiprinti organizmą prieš tai. Tai realiai turėtume nuo rugpjūčio pradėti. Čia yra vyram vitaminai, subalansuoti vyram, vėlgi visa grupė vitaminų, sportuojančiam vyram, visa grupė vitaminų, mineralai. Tikrai, nu, sakysim, man geriausi. Dar norėčiau atskirai pakalbėti, nu, sakysim, ne apie kultūristus, ne apie gal jėgos atstovus. Paprasčiausiai žmonės, kurie ateina šiaip pasportuoti, gal, nu, sakysim, mina dviratį kažkiek ilgiau, gal šiaip kur, nu, žodžiu, kad ištvermės, kur reikia daugiau. Pagrindinis dalykas, kadangi vėlgi mes naudojam kardio, tarp kitko, kad gali būti ir aerobiniai kažkokie tai ten crossfitai tie patys, nu, funkcinės treniruotės. Kadangi mes naudojame vis tiek daug energijos, daug jėgos, automatiškai reikėtų atsistatymų treniruotės metu. Treniruotės metu vėlgi reikėtų, nu, elektrolitų. Šiuo atveju visai neblogas produktas, mes paprasčiausiai į vandenį įmetam, ištirpsta ir mes geriame treniruotės metu, atsistatome, jeigu turime ir kaip ir galime toliau tęsti treniruotę, efektingai nepavargdami. Taip, aišku, kas be ko jau minėjau, BCA, aminų rūgštis, vėlgi atsistatymas. Svarbu, prieš treniruotę vėlgi energija, vitaminai, kas be ko. Ir dar norėčiau pakalbėti, papuolė omega 3, vėlgi labai mažai kas gerime. Reikalinga žuvų taukai, omega, kaip ir tikrai pastiprinti organizmui, juolab, jeigu mes ten laikomės dietos, nevalgome daug, kažkaip sumažinam tų riebalų kiekį iki minimumo, kažkaip tai reikėtų irgi mums organizmą pastiprinti. Aišku, be abejo, gali būti kaip prie energijos kofeinas, vėlgi kaip atskiras produktas. Dar papildomai, nu taip labai trumpai vėlgi norėčiau iš vyriškos pusės pakalbėti, kadangi visi žinome, niekam nepaslaptis, pagrindinis hormonas vyras testosteronas ir vėlgi jisai atsakingas už efektingą treniruotę, už jėgą, už efektingumą salėje. Tai šiuo atveju mano mėgiamiausias dalykas produktas Menap, vėlgi sudėtis labai gera, pradedant nuo vitaminų, baigiant žolytėm. Tikrai padeda šiuo atveju. Vėlgi testosterono kiekį irgi neblogai pakelia, gan stiprus preparatas, testogenas ir aišku gali būti tribulusas, maksimali dozė. Aišku, visų vartoti nereikia, pasirenkam kažką tai vieną, visus papildus, nu, be abejo reikėtų su saiku vartoti, neapsikraunant, stebuklų tikrai nebus. Tai va, šiandieną gal trumpai papasakojom bendrai apie papildus. Vėlgi, jeigu jums įdomi ši laida, uždavinėkit klausimus, prenumeruokit kanalą.
bus tikrai su malonumu atsakyta. Ką galiu pasakyti trumpai, kad vėlgi nereikėtų apsikrauti tais papildais. Maistas yra pirmoje eilėje. Papildas, jisai vadinasi papildas, ne maisto pakaitalas. Tai ką, šiandieną gal tiek. Laukiu kažkokių tai iš jūsų klausimų, laikų, žinučių. Bus malonu atsakyti. Su jumis buvo Dainius Zikevičius. Iki susimatymo.